O rytoj lygiai metai bus. Po to Visų tų nelaimingų. tragiškų. Kaip jums šitie metai, gal trumpai, kokie jums jų buvo? Kokie čia metai, tai ką čia daryti? Matot, kokie metai. Jūs, Ida, Laimutė, tikitės, kad galų gale paaiškės visa tiesa ir bus atsakytos tos klausimus. Tai kas čia gali paaiškėti, jeigu jau jie, gerai, Drąsiukas mano, tai buvo jau jų priešas, o Ūsas tai draugas, jų geriausias draugas, kur tas dabar? Tai jūs galvojate, jisai miręs? Konkretus ekspertas, kuris buvo pasakęs, sprandas nulaužtas, ranka išsukta ir jis grinai užmuštas į dangalų į vandenį įkištas. Tai ką čia kalbėti? Tai nesitikit, kad kada nors išaiškėtų? Niekada čia neišaiškėtų. O sakykit, nesibaimina dėl savo šeimos saugumo, nes vis tiek galbūt jūs turite kažkokių tai įrodymų ar kažkokių duomenų, kurie galėtų kažkam galbūt pakenkti. Tai gali seniai būtų padaryta viską, pavyzdžiui, nei tas Aidas, nei ta Neringa, mes tai nieko neturim, tik tai jie kovoja, padeda rašyti, bando taip, o ką jie žino? Čia žino Kraujutaitienį, galbūt žino Stankūnaitį, mergaitį, ką va pasakoja žino, o ką ta Neringa žino.